Taigi, mėnesio sportas parkūras. Parkūras tai yra judėjimo menas, kurį maždaug prieš 20 metų apibrėžė prancūzas David Belly. Nors pat parkūras atsirado daug seniau, jisai atsirado kartu su žmogumi. Žmogus savo aplinkoje įveikinėdavo kliūtis, nes jam reikėdavo susirasti maisto ir taip tiesiog judėjo. Bet parkūras nėra vien tik tas judėjimas ar įspūdingi šuoliai stogais. Parkūras turi daug gilesnę prasmę. Su savo filosofija, kurios pagrindinė mintis yra, kad įveikinėdami kliūtis savo kelyje mes galime įveikinėti kliūtis ir savo gyvenime. Todėl treiseriai dažnai pakeičia savo gyvenimus ir pažvelgia į pasaulį kitais akimis. Meta žalingus įpročius. Lietuvoje parkūras atsirado visai neseniai. Čia 2004-2005 metai atsirado pirmieji treiseriai. Parkūras Lietuvoje išgarsėjo maždaug 2005-2006 metais po tokių filmų kaip Yamakasi, 13 rajonas arba Jump London. Treiseris tai tas žmogus, kuris užsiima parkūru. Gali būti bet kas, nes čia nėra nei amžiaus limitų, svorio ar lyties, tiesiog kas kaip sugeba tas taip parkūrina. Parkūras yra ir šiaip kaip geras užsiėmimas, kūno tobulinimas. Viską darai dėl savęs. Čia nėra tikslo pasirodyti, nėra varžybų, nes jeigu būtų varžybos, tai iš karto pradėtum skubėti, neapgalvotum kliūčių ir galėtum labai susižaloti. Parkūro tikslas yra kuo greičiau nusigauti taško A į tašką B, dėl to yra nenaudojami tokie elementai kaip salto, kurie iš tikrųjų skirti dėl grožio, bet nėra tiek efektingi. Speedruno paskirtis yra kuo originaliau ir gražiau įveikti kliūtis. Dėl to jie pasitelkė labai daug elementų, visokių kaip gimnastikos, akrobatikos, tiesiog stengiasi viską sujungti į vieną ir padaryti gražų žvaigždę. Faktiškai mes 5, čia vieno nėra. Dar yra mažiukai, bet jie čia galim sakyti sezoniniai. Pirmiesiems treiseriams tiesiog nebuvo jau vien prieš ką pasirodyti, dėl to jie tobulėjo saugiai. Vieną elementą, kad išmoktiems užtrukdavo žymiai ilgiau laiko nei dabar. O dabar mažesni tiesiog pasižiūri YouTube ar dar kur nors tos video, pagalvo, oho, čia kietai, aš iki taip galėsiu, išeina į kiemą ir pradeda save žaloti. Pradėjau treniruotis 2007 metų sausio mėnesį. Iš tikrųjų pradėjom treniruotis salėje. Bet paskui man draugas pasakė, kad yra toksai internetinis puslapis www.tracers.lt. Tai va tenai užsukau, pamačiau video tenai, kaip šokinėja kiti, tai ir mane kažkaip patraukė ir pradėjau treniruotis. Tai jau dabar treniruojas metai ir 7 mėnesiai. Aš pradėjau kažkur prieš metus, bet aš pamačiau čia prie Klaipėdos viešbučio kaip šokinė, aš galvoju, oho, kokie krūti bičiai yra, reikia pačiam išmokti. Išvažiavau prie jūros, mokinausi to salto ir man kelienas kilo. Ir aš beveik pusę metų buvau, iš vis negalėjau nieko padaryti ir per tą pusmetį aš pradėjau domėtis, kas yra parkūras, tiesiog kas yra. Ir tik tais po to, kai traumą išgėjo, aš tik tada pradėjau užsiiminėti tuo pačiu parkūru. Nes tiesiog reikia laiko, kol tu supranti iš vis, ką tu darai, nes iš pradžių visą tai atrodo kaip ekstremalus sportas, tu galėsi parodyti draugams, dar kažkam, koks esi kietas, nors tai iš tikrųjų visai kita paskirtis yra.